Šiuo metu gamybos ceche, kaip akmenės cemente, sukasi 2 sukamosios krosnis, kur mes mėgstam vadinti gamyklos kaip širdis yra. Mes gaminam klinkerį. Klinkerio pajėgumai, klinkerio našumai vienos krosnės yra apie 75 tonos į valandą. Tai gaunas apie 900 tonų klinkerio per 12 valandų pamainą arba 1800 tonų per parą. Kai dirba 2 krosnės, tai reikia iš 2 aišku padauginti. Kad išdegti klinkerį, pagrindinis kuras yra akmens anglis. Ją vežamės iš Rusijos. Per valandą maždaug sudeginam akmens anglies apie 15-18 tonų, kad ir pagaminti tuos 75 tonas klinkerio. Ir kaip papildomas priedas kuro apie 10% eina dėvėtos padangos. Būna, kad eina pilnos jos, būna karpytos. Tas 10% kažkur gaunasi apie 1,5 tonas per valandą naudotų padangų. Klinkerį išdegam krosnyje iš trikomponentės, kaip sakant, žaliavos. Pagrindinis žaliavos komponentas yra klintis arba kalkakmenis. Jį vežame už 3-4 km nuo mūsų gamyklos esančiose Karpėnų karjeruose jis yra kasamas ir su autotransportu vežamas į trupinimo skyrių. Trupinimo skyriui kalkakmenį sutrupina, po to keliauja į bunkerius ir ten iš bunkerių jau trupintos klintis arba kalkakmenis keliauja į žaliavų malūnus. Į žaliavų malūnus taip pat patenka ir išdumblintas molis. Patį molį kaip žaliavą mes vežame už maždaug 20-25 km nuo gamyklos esančiose Šaltiškių karjerą. Iš tenais vežam jau geležinkelio transportu, kadangi atstumas jau didesnis. Išdumblinam molį, tai reiškia, kad išplakam su vandeniu, gaunam tokią tyrelę, apie 60% drėgmės. Ir va tą molio tyrelę maišom su trupintom klintim, plus vanduo, ir viskas patenka į žaliavų malūną. Žaliavų malūnė yra sumalama ir žaliavų malūnų per tarpinius baseinus, horizontalių šlamo baseinus, kurių talpa apie 8000 kubų, tas šlamas jau patenka į krosnį, iš kurio jau yra išdegamas klinkeris. Iš krosnės iškritęs klinkeris yra aušinamas ardininiuose šaldytuvuose, kažkur ataušinam nuo 1000 laipsnių klinkeris, kuris iškrenta iš krosnės, ataušinam iki 100 laipsnių, kad galėtumėm transportuoti guminiam transportavimo juostom. Visas klinkeris išbiręs iš šaldytuvų ir praėjęs kaušiniais transporteriais į silosus, yra ten sandėliuojamas ir laukia savo eilės, kad iš jo maltų cementą. Cementą malam, pagrindinis komponentas, aišku, yra klinkeris, taip pat eina gipsas apie 5% ir priklausomai nuo markės yra įvairių priedų, arba džiovintos klintis, arba šlakas. Toliau, aišku, sumaltas cementas, oro transporto pagalba keliauja jau į cemento silosus ir iš tenais yra 2 keliai pas klientą, arba pakuoto cemento pavidalu iš pakavimo cecho supakuotas į maišiukus, arba palaidas autocisterno arba geležinkelio transportu važiuoja pas klientą. Cementas aerolovio pagalba patenka į karuselinę fasavimo mašiną. Maišeliai užpildomi, numetami ant transporterio ir po to keliauja į pakavimą. Pakavime maišeliai yra sudėliojami ant padėklų, aptraukiami plėvelę ir sandėliuojami sandėlyje, o iš sandėlio patenka pas vartotojus. Šiais metais akmenės cementas pirmas sykį į rinką pateikė 3 tipų pakuoto cementą. Šalia anksčiau tiekto ir visada gaminto standartų cemento, tai CEM2 ALL 42,5N cemento, kurį dabar mes vadinam standartu, mes pateikėme į rinką standartą pliusą ir ekstra cementą. Standartas pliusas tai yra smulkiau sumaltas standartas ir jisai liaudyje vadinamas kaip ir rapidinis cementas. Jisai yra greičiau kietėjantis, labai gerai tinka betonavimui. Ekstra cementas tai yra bepriedis cementas, kuriame nėra jokių priedų, tai yra sumaltas klinkeris ir sufasuotas į maišus. Jo tipas yra CEM1 42,5R. Jisai fasuojamas į 25 kg maišus. Kalbant apie ekstra cementą, būtina pabrėžti, kad tai yra superinis cementas. Jisai skirtas ypatingai atsakingų konstrukcijų betonavimui. Jis yra labai greit kietėjantis ir turintis labai gerus rodiklius atsparumui gniuždant ir kitiems cemento betono mišiniam reikalaujantis parametram. Čia yra fizikinių mechaninių bandymų skyrius ir pagrindinis
cemento rodiklis stipris gniuždant po 28 parų. Cemento atitikti įvertinti reikalingi ypatingai tikslus bandymų rezultatai. Laboratorija yra bešališka dėl to, kad ir dabar bandom cemento pagrindinį rodiklį stipriai gniuždant po 28 parų ir net nežinom, koks čia bandinukas. Visi bandinukai yra užkoduoti, dėl to laborantas atliekantis bandymą yra bešališkas. Akmenės cemento gaminamas cementas, visos rūšis atitinka standartus. Šiuo metu mes gaminame šlapių būdų, kadangi šlamas įkrova į krosnį yra maišomas su vandeniu, iki 36% drėgmės. Tai tas ir visas gamybos būdas mūsų vadinasi šlapias gamybos būdas. Dabar technologiniai vėjai, aišku, keičiasi ir atsiranda tobulesnės technologijos ir šiuo metu gamykloje statoma nauja gamykla viduj. Tai jau bus sauso būdo. Tai sauso būdo gamykla skirsis nuo dabartinių mūsiškių gamyklų, kad įkrovai nebebus jau vandens, tai automatiškai bus sutaupoma dalis kuro vandeniui išgarinti. Naujos mūsų sauso būdo linijos našumas bus maždaug, galima sakyti, 3 mūsų senosios krosnys. Taip kad klinkerio turėsim 3 daugiau, kažkiek tai ir daugiau anglies sudeginsim negu dabar, reiškia daugiau negu 15 tonų į valandą, tad tikslių skaičių sunku būtų pasakyti, matysim, kaip procesas prasidės, bet ekonominių požiūrių produkcija bus savikaina pigesnė. Šie metai akcinė bendrovė Akmenės cementas yra ypatingi. Šiais metais sukanka 60 metų, kada mūsų įmonė pradėjo savo gyvavimą ir savo veiklą. Jie ypatingi ir to, kad tai jubiliejiniai metai, ypatingi ir to, kad tai yra vienų svarbiausių iššūkių įmonė metai. Mes šiuo metu įgyvendiname naują gamybinės technologijos linijos diegimą. Tai yra vienas didžiausių šiuo metu Lietuvoje vykdomas projektas, kurio vertė bendrai siekia apie 360 milijonų litų.